Labą dieną visiems, Garūnų gatvė 56. Padarau savo tokią aštrų lėkštę, kuri yra įvairus tokias mūsų asortimentas marinuotas čili, pepperoni, jalapeno, tokius įvairus prekės yra. Dabar aš paragausiu viską. Taip, nu, pridėsim nuo jalapeno. Aš čia mano lėkštė, galiu valgyti taip. Jalapeno. O, ja, yra aštru. Jalapeno aštru, bet pati jalapeno nėra toks minkštas ir geras, astas nėra daug, geras aštrumo duoda. Jalapeno daugiau populiarus su sumuštinėms, eina labai daug populiarių. Ir taip pat mes jalapeno turim tokį, kurį mes prekiaujam visum kebabinėse. Tokie. Čia yra graikiški pipirai. Graikiški pipirai, kur čia? Šitas, jis vadinasi vidutiniški aštrumo yra. Graikiški pipirai vidutiniški aštrumo yra. Taip. Prie garnyrė, ant pizza, prie pulovas. O, tikrai tinka. Mano mėgstamiausias, kur aš namuose valgau, šitas čili. Ne, pipirį, jo. Čia yra čili, čia yra pipirį. Toks čili pipirį. Man atrodo, šitas yra gal ir aštresnė šitam kategoriją, bet pagal skonį, aštrumo skonį yra mano mėgstamiausias yra šitą. Ir jo, labai aštru. Čili, toks geltonas spalva, čili yra. Taip. Dabar čili paragaujam. Čili turiu dar tokias daugiau jaučiu tas čili skonį, irgi labai skanu, bet šitą geriau su piripiri miksas dar geriau. Jau prie garnyrą, pavyzdžiui, vieną šitą valgyti, vieną šitą gali, kurį mes tokia ir miksą turim. Pusę čili, pusę piripiri, tokia miksas ir turim. Man daugiau patinka tokios miksuojama. Taip, aš iš aštrumo nebijau, tikrai galima toliau. Čia yra Frank pepperoni, šitam pakeliams, taip, Frankas. Taip, Frank kitoks skonis, nėra toks labai aštru, bet šitas prekės turi savo skonį. Labai gerai. Čia yra tokias paprikas, o čia jums parodysiu, o tokia labai skanu. Prie garnyrą, prie mėsos, salatos galite padaryti tokius smulkius. Jis visiškai neaštru, bet skonio prie garnyrą tokia salato labai gerai. Atvažiuokit Garūnų 56, galite pasižiūrėti mūsų visus asortimentus arba užsakykit per mūsų internetinę svetainę. Ir jeigu labai daug aštrų valgot, rekomenduoju šalia pieno produktui valgyti ar gerti, tada visą aštrumą dingo. Lauksim jūsų.